Sveiki visi, šiandien gaminsim cepelinus, ypatingus cepelinus, už tai, kad bus cepelinai su žolelėm. Tam naudosiu daug krapų. Taip pat reikės maltos mėsos, aš naudosiu kiaulieną vištieną, taip pat mėsos prieskonių, pipirų, druskos, aliejaus, virtų bulvių, žalių bulvių, taip pat svogūną. Ir trupučio vandens reikės. Kaip kad pirmiausia susitarkuojam bulves. Bulves susismulkinam. Vieną svogūną. Geresnis skonis. Dabar, kai viskas sutarkuota, reikia tiesiog nusunkti tarkius. Tai paėmiau štai tokią, aš tai paėmiau užuolaidą, jinai tvirtesnė, bet galime į merlę, kelius sluoksnių ir tada nusunkiam. Nelabai didelį kiekį, nes jeigu labai daug, tai sunku bus tiesiog nusunkti. Ir dabar išspaudžiam. Ir taip visą reikia. Labai sausai nereikia. Štai maždaug tokia tarkiai turi gautis. Sausi, bet ne visiškai, tiesiog neperspausti. Ir dabar visus taip. Bulvės įsunktos, štai tiek skysčio. Dabar šitą skystį neišpilam, o padedam į šalį. Turi nusistoti krakmolas. Krakmolą pilsim į tarkius, kad neiširtų cepelinai. Dabar imam virtas bulvės ir labai gerai sutrinam. Geriausia jas su mėsmale sumalti, bet aš truputį tingiu, teisybę pasakius. Tai patogiau yra tiesiog sumalti. Kai sumalam su mėsmale, tai nelieka jokių gabaliukų bulvių. Tiesiog geriau susismulkina. Bet bus gerai ir taip. Štai, tiesiog gerai sugrūdam. Ir dedam prie tarkio. Kol krakmolas dar nenusistovėjo. Pasidarysim dabar įdarą. Susipjaustom čia česnako skiltelę.
Labai smulkiai. Svogūną. Pusę svogūno galit visą, jeigu labai mėgstat. Smėliai tokie nedideli. Taip pat smulkiai. Beriam į mėsą. Taip pat dedu krapų. Štai porą šaukštų. Pas mane jau smulkinti, šaldyti. Dedu mėsos prieskonių, iš kur tai šaukštelį. Pipirų pagal skonį. Druskos. Šaukštelį ir truputį vandens, kokį 50-30 ml, kad mėsa būtų tokia sultingesnė, minkštesnė. Ir dabar labai gerai išmaišom. Krapai duos atitinkamą skonį, taip pat duos truputį sultingumo. Labai gerai išmaišom. Būtinai ragaujam druską. Kaip ir vieną šaukštelį su kaupu. Labai gerai išmaišom. Dabar dar susipjaustom svogūnus padažui. Pjaustau smulkiai. Cepelinus galima aišku valgyti ir be padažo, galima valgyti, tai yra be tokio padažo, galima valgyti vien tik tai su grietinė. Galima valgyti su sviestu, bet man su spirgų padažu yra tikri cepelinai. Dabar dar susismulkinam likusius krapus. Čia tokį gerą pundelį. Kur tokie šviežus, nes stori koteliai taip pat galima naudoti. Juose labai daug vitaminų. Tai štai.
Krapai susmulkinti. Dabar į tarkius pilu pusę šitų krapų. Nupilam skystį, likusi nuo bulvių ir štai dabar čia ant dugno lieka krakmolas. Šitą krakmolą visą sudedam į bulves, į tarkius mūsų. Dabar į tarkius dar dedu vos pipiriukų. Labai nedaug. Taip pat truputį mėsos prieskonių, galite ir nedėti. Kokį pusę šaukštelio druskos. Šaukštelį su kaupu, dar reiks paragauti. Ir labai gerai išmaišom, kad visas krakmolas įsimaišytų, tarkiai, taip pat virtos bulvės ir žaluminai. Labai gerai. Štai kokie tešlai įdomi. Nes jeigu blogai išmaišysit, tai ir skonis skirsis ir gali iširti krakmolo, jeigu nepateks. Turi labai gerai būti išmaišyti. Viskas paruošta, puode pripilta vandens, labai daug nereikia. Dedam čia kokį šaukštelį druskos be kaupo. Galima vos susišlapinti rankas. Įimam tešlos. Paminkom ir dedam mėsos. Vanduo būtinai turi būti verdantis. Štai įdedam. Vieni deda daugiau mėsos, kiti mažiau. Labai plonos sienos, tai yra rizika, kad iširs cepelinai. Na štai, tokį gražuolį padarom. Ir dabar galima, kad nenusiplikyti, su šaukšto pagalba įmesti. Dedam mėsos, kiek negaila. Ir uždarom gražiai. Atsargiai dedam. Reikia stengtis, kad visi būtų maždaug vienodi. Mėsos. Vanduo visą laiką turi virti. Štai. Ir vėl dedam. Vanduo pakils, kai sudėsim daugiau, ir taip visus dabar padarom. Gavosi 7 dideli cepelinai. Nepamirštam pamaišyti ir kai užvirs, verdam 20-25 minutės, priklausomai nuo dydžio.
Visą laiką pamaišom. Pridarom ir lauksim. Kol cepelinai verda, pasidarom padažą. Pilam truputį aliejus į keptuvę. Dedam svogūnus. Truputį apkepam, kol suminkštė. Svogūnai apkepė. Dabar dedam maltą mėsą. Galite, žinoma, ir nemaltą. Jeigu galite tiesiog mažais gabaliukais supjaustyti, galite pjaustyti netgi rūkytų lašinukų, duos atitinkamą skonį. Ir dabar labai gerai ją išskaidom. Kad nebūtų sulipusi. Jeigu mėsa jau apkepė, susmulkinta, paragaujam skonį. Skanumėlis. Man vos trūksta pipirų. Galima dadėti. Dedam dabar didelį šaukštą grietinės. Aš dedu neriebios, 18%. Taip pat užpilam vandeniu. Gerai išmaišom. Paragaujam skonį. Man truputį trūksta grietinės. Dedu dar šaukštą. Ir dabar patroškinu kokias 5 minutės. Jeigu reikia, galima dadėti druskos, pipirų. Kokias 5 minutės pamaišant. Po 5 minučių metu dar krapų. Kokį šaukštą 2. Šviežiai pjaustytų. Gerai išmaišau. Ar įsivaizduojat, kokie kvapai virtuvėje? Žalumynų cepelinai. Ar žaliųjų cepelinai, kaip čia pavadinti. Na štai. Dabar dar paragaukit, ko reikia. Pipirų ar druskos. Ir 5 minutės patroškinam. Skanumėlis. Ir galima uždengti dangtį. Ir po 5 minučių tiesiog išjungiam. Vos druskos. Iki pilnos laimės. Na štai, padažas paruoštas. Skanumėlis. Cepelinai minkštučiai. Imam truputį mėsos, padažo. Labai skanu. Jaučiasi žolelės. Nuo padažo viskas priklauso. Galima, jeigu norit, dar čia grietinės įsidėti, jeigu trūksta.
Bet šiaip viskas gerai, švelnu. Skanumėlis. Taip kad gaminkit skanaus, švęskit šventės ir sėkmės.